Kurgi padėjau, maniau, kad jau ir negalima pamiršti, kad kaipgi man viską spėti. Ar tikrai negaliu padėti? Galėčiau. Ne. O gal? Ne, ačiū. O kaip dėl tiesiog stovė, kur stovi, bet kad netrukdytum. Juosta. Kurgi juosta? Radau. Gal eisiu ir pastovėsiu ten, kad netrukdyčiau. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Did you know you're all my very best friend? Mano mažasis ponis. Gal bent jau leisi tau padėti susitvarkyti? Ne, jau pakankamai man padėjai. Atsiprašau, sesė, tiesiog maniau, kad jei galėsiu padėti, tai rasiu savo pašaukimą ir pagaliau gausiu likimo žymelę. Suprantu. Tiesiog man reikia laiko užsakymų įvykdyti be jokių sunkumų. Tvarka, dabar grįžtu prie darbo. Sugaišau daug laiko, nebegaliu blaškytis. Kas dar? Atsiprašau, maniau lentelė atidaryta, reiškia, kad tavo salonas atidarytas, matyt, klydau. Jautruolė atleis, taip pasinėriau darbus, kad pamiršau jo, kad nešiu opalę iš kirpyklos. Nesijaudink, retenybė, į krepšį. Ji nuostabi, nesuprantu, kaip tau pavyksta. Ji mane apdrasko, vos tik prisertinu. Ar panaudojai prieš ją savo žvilgsnį? Ne, neturėčiau, negalėčiau, negaliu jo valdyti, tai nutinka savaime. Ne, tiesiog sutariu su gyvūnais, tai mano pašaukimas. Tuomet tavo likimo žymelė turėtų būti opalė, o ne drugeliai. O gal ir man pavyktų susidraugauti su gyvūnais? Arba ne. Atleisk, kad negaliu pakviesti tavęs paplepėti, jautruolė. Prieimu šį užsakymą per plačiai užsimojau. Bet tu niekur neužsimojai. Ne, Saldainiuk, čia toks posakis. Jis reiškia, kad apsiėmiau padaryti daugiau nei galiu. Per šiąnakt turiu pasiūti 20 suknelių. Ir rytoj rytėjus turi būti Trotingeme, matai? Ypatingas auksinio šilko pamušalas. Jam padaryti prireikė daug laiko, bet jis teikia cinkelio, ar ne? Kaip gražu, tačiau 20 per šiąnakt. Kaip ruošies spėti? Na, gal aš tiesiog galėčiau pastovėti štai čia ir pažiūrėti. Tuomet dingstų tau iš akių, kad galėtum dirbti. Labas, jautruolė, labas, retenybė. Labas, mergaitės. Labas, Saldainiuk. Vikruolė, žiedelė. Ar tu pasiruošus šiam vakarui? Taip, planuojam likimo žymelių gavimą. Šį vakar mes visos pabandysim atrasti savo pašaukimą. Net jei tam prieiks visos nakties. Aš pasiruošus, tu pasiruošus, dar ir kaip. Likimo žymelių ieškotojų naktis retenybės namuose. Ir pažvelkit, ką mums pasiuvau. Oho, šaunumėlis. Kas per embleman apsiausto? Likimo žymelių ieškotojos, valio. Vykdom paieškas, misiją, ieškom likimo žymelių. Taip, ir pažvelkit, pamušalas ir ypatingo auksinio šilko. Jam pagaminti reikia daug laiko, bet jis teikia cinkelių, ar ne? Saldainiuk, ką padarei? Čia buvo paskutinė auksinio šilko skiautė. Dabar turėsiu vėl jį daryti. Tikiuosi, spėsiu. Man teks dirbti visą naktį. Vadinas, atleiskit panelės, bet bijau, kad likimo žymelių ieškotojų naktis atšaukiama. Ką? Negaliu jūsų prižiūrėti, jei noriu, kad suknelės iškeliautų laiku. Bet, šįkart jokių bet. Atleis, Saldainiuk, bet taip reikia. Manau, jos galėtų nakvoti pas mane.
Negaliu tave šito prašyti. Nieko tokio. Ar pažįsti mano sesę ir jos draugės? Jos sukels įvairių bėdų. Ar man buvo bėdų su opale? Juk žinai, kad moku tvarkyti su mažom būtybėm. Ko gero, tu teisi ir tikrai turiu daug darbo. Mums bus smagu. Jos gyva bėda. Šie angeliukai. Na gerai. Likimo žymelių ieškotojų naktis jautruolės namuke. Kaip miela. Palaukit manęs. Turėtų būti smagu. Galėtų smagiai pagerti arbatos, supinti vieną kitai uodegą, sėdėti tyliai ramiai ir sekti pasakas ir... Labas, jautruolė. Labas, kibirkštėlė, kur eini? Į Gudų mišką pas Zekorą paskanauti mėgstamiausios arbatos. Į Gudų mišką? Būk atsargiai, gerai. Žinoma, o tu, ką veiki su mergaitėm? Retenybė turi įvykdyti didelį užsakymą, taigi pasiūliau, kad šiąnakt mergaitės nakvotų mano trobelį. Oho, rodo, šiandien visi poniai apsikrovė darbais. Prižiūrėsi tas 3 kumelės viena, tu tikra, kad susitvarkysi? Ką su šiais žaviais angelėliais, jos man nesukels jokių rūpesčių. Pažvelkite į šį namelį. Kas čia, bilietas? Jokių bėdų, mergaitės, ką veiksim? Aš gausiu žymelę pirmą. Mergaitės, ne, aš. Sėskit. Nemiegosiu visą naktį. Ir aš. Suprantu, kad džiaugiatės, bet atsargiai su... Mergaitės. Ką norit veikti? Pažaisti? Mes likimo žymelių ieškotojos ir mes ieškosim savo likimo žymelių. Ir mes, taip. Kaip jie sakė. Nežinau, gal ramiai pagerkim arbatos. Arba eikim ieškoti nuotykių į Gudų mišką. Taip. Ne, Gudžia miške per daug pavojinga. Jame gausu keistų būtybių. Bet tu galėjai su mumis ir mes tas būtybės pričiupsim, būsime būtybių gaudytojos. Taip, žmelių ieškotojos ir būtybių gaudytojos. Aš pavojingas padaras iš Gudaus miško. Stok, pavojingas padarė iš Gudaus miško. Aš saldainiukas būtybių gaudytoja, aš tave sučiupsiu. Manęs nesučiupsi, aš per daug stiprus ir pavojingas. Nuo manęs nepaspruksi. Gal tai nelabai gera. Mergaitės, gal papieškim. Grįžk, pavojingas padarė, kad galėčiau tave sučiupti. Ne už ką. Atsargiai, nieko nesulaužykit. Atsiprašom, jautruolė. Taip, atsiprašom. Rodos mes nebūtybių gaudytojos. Mergaitės. Nieko, aš sugalvojau, galėtume būti žymelių ieškotojos ir baldžiai. Baldžiai? Laktuką. Laktukas. Laktuką. Laktukas. Laktuką. Laktukas. Tai nepanašu į stalą. Darėm stalą? Koks nors ponis turi išlaisvinti šį daiktą iš kančių. Mes tikrai nežymelių ieškotojos baldžiai. Ir iš viskas galėtų norėti plaktuko emblemos ant šono. Na, kadangi jau išsiaiškinom, gal pažaiskim. Žaidimas vadinasi šach. Kas tai? Šiame žaidime laimi tas, kuris ilgiausiai tylės. Smagu? Aš pasaulio čempionė, manęs tikrai nenugalėsit. Aš pralaimėjau. Ir aš. Ką veiksim dabar? Gal būsim žymelių ieškotojos angliakasės? Taip. Ne.
Turiu galvoje, laikas miegot. Nemanot, argi nenorit šiltai įsitaisyti jaukiuose minkštose lovytėse? Jaukiuose minkštose? Juk dar nebaigėm paieškas. Turim planų ir apsiaustų. Gerai, gal pratęsit paiešką rytoj, kai bus šviesu ir ne taip tamsu? Kaip surasim savo pašaukimą miegodamos? Gal susapnuosit mielą sapną apie savo pašaukimą? Bet mes nepavargusios. Tai gal padainuoti jums lopšinę? Čiučia liulė mik vaikelį, liulė liulė, čiučia liulė mik mažutį, liulė liulė. Šitą lopšinę moku. Vaikų, tai dainuok su manim. Čiučia liulė mik mažutį, liulė. Saldainiuk tai buvo čiučia liulė merka kites, liulė liulė. Čiučia liulė mik miegoki liulė. Ačiū saldainiuk aš. Čiučia liulė mik vaikelį, liulė liulė. Čiučia liulė mik mažutį liulė. Kas čia? Mergaitės, jautruolė tavo vištos įsilakstė. Kažin dėl ko? Nesijaudink, jautruolė, žymelių ieškotojas viską sutvarkys. Žymelių ieškotojas vištų prie menaitės. Ne, nemanau, kad tai gera. Grįžkit, būkit geros. Mergaitės, vištoms viskas gerai. Mergaitės, mergaitės. Mergaitės. Nagi, eikit vidun. Geros vištos. Jūs trys, argi jums nelaikas miegot? Bet būkit geros. Šiąnakt daugiau jokių paieškų. Gerai, gerai, jautruolė. Riždam, jautruolė. Labanakt, jautruolė. Gerai, labanakt. Tai kokių paieškų imsime šį kartą? Šiame kambarį nedaug ką nuveiksi, nebent galim tapti žymelių ieškotojom, kambarių tvarkytojom. Ne, ačiū. Turim ką nors sugalvoti. Negalim praleisti galimybės atrasti ypatingą pašaukimą. Mergaitė, žiūrėkit. Rodos pabėgo viena višta. Į mišką. Žymelių ieškotojas, vištų gelbėtojas. Pirmyn. Taip jau buvo ir sunku. Man tiesiog reikėjo parodyti jums, kaip čia vadovauju. Nuo jautruolės nepabėgsi, ji puikiai tvarko su gyvūnais ir su vaikais. Palaukit. Ramu ir tylu. Per daug tylu. Mergaitės. Mergaitės. Elizabet, ji dingo. Mergaitės. O ne, matyt, jos išskubėjo ieškoti mano dingusios vištos. Vadinasi, jos nuėjo į gūdų mišką. Tos mergaitės šį kartą tikrai persistengė, jos tikrai per plačiai užsimojo, visai kaip aš. Man nedėrėjo siūlytis jas prižiūrėti. Ką tu darai? Kviečiu vištas. Vištas kviečia ne taip. Tai kaip jas kviečia? Žinau, kad ne taip. Tai parodyk. Neprivalau tau rodyti. Tu tiesiog bijai kaip viščiukas. Ne. Žinau, kaip kviesti vištas. Tikruolė, tikruolė. Taip juokinga, kad net pamiršau, kad reikia juoktis. Ir dar pamiršai, kaip kviesti vištas. Kur jau ne? Liaukitės, nesurasim vištos ar likimo žymelių, ginčysimės.
Gal mūsų ypatingas talentas ginčytis? Ne. Taip, ne. Taip. Ar kas nors atsirado? Ne. No. Darn. Velnias. Mergaitės. Mergaitės. Girls. Girls. Mergaitės. Get a hold of Susiimk jautruolę. Just put one Tiesiog dėl vieną kanopą po kitos. Dėk. What was that? Kas tai buvo? Twilight? Kibirkštėlė čia tu? Oh, Twilight. O, kibirkštėlė čia tu. Thank goodness. Ačiū Dievui, kad tu čia. Man reikia tavo pagalbos. Mergaitės kažkur miške ir bijau, kad jos... What's happened to Kas tau nutiko? O ne, Oh no! If you jei virtai akmeniu vadinas. O ne, the girls. mergaitės, nejudėk, grįšiu tavęs. Mergaitės. Ne, taip, ne, taip. Girls. Mergaitės, jūsų ypatingas talentas neginčytis, bet to kaip atrodytų žymelė ponio, kurio talentas ginčytis. We even look like girls. Mergaitės, mergaitės, jautruolė. Girls. Mergaitės, ačiū Dievui, kad jūs radau. Jautruolė, ką? Mergaitės, taip pat turim dingti iš miško. Bet dar neradom vištos. There's no Tam nėra laiko, paspruko baziliskas. A cock. Bazikas toks? A cock. Baziliskas? Tai pabaisa su gaidžio galva ir gyvatės liemenio įme. The head of a Su chicken. gaidžio galva ir gyvatės liemeniu. Atrodo nebaisu kvaila. Well, if I Jei susidurčiau su bazilisku, pasijuokčiau jam tiesiai į akis. would. No. Ne, baziliskui akis žiūrėti negalima. Kai pažiūrėsi baziliskui akis, višta! Girls. Mergaitės, palaukit, grįžkit. There he is. Štai jis. Two chickens. Dvi vištos? I thought Man jau dingo tik viena. the boat. Čiupkit jas abi. See? Now Matot, dabar turim... girls, please. Mergaitės, liaukitės, mergaitės. Paklausykit manęs, mergaitės, prašau jūsų. Mergaitės, stokit už manęs. You Tu, just who? kaip drįsti versti kitus akmenių? Tau turėtų būti gėda. You should be Ketinu surasti tavo mamą ir pasakyti jai, ką veikė jaunuolį. Tell her what you've been up to, young man. Now you go over there. Grįžk ir nuimk kerus nuo Elizabet ir kibirkštėlės ir kad daugiau man taip nesielgtum. Again. Do you Ar understand? supratai? Are you girls all right? Mergaitės, ar jūs sveikos? Yeah. Taip jaudinus, taip. That stare. Tavo veriančio žvilgsnio dėka. Queen of Tu stare. žvilgsnių karalienė, tu žvilgsnių meistrė. We're sorry. Atleisk, kad pabėgom į mišką. Forest. Yeah. Taip, nuo šiol tavęs klausysim. Prižadam. You do. Tikrai? You better. Geriau klausykit, kitaip paveiksiu žvilgsniu. What happened? Kas nutiko? And that's when it brought you Ir back. tada vėl tapai normali. This is gonna make Šiais puikus laiškas princesiai. I was Klydau dėl tavęs. You certainly Tikrai did moki know I tvarkytis su to mergaitėm. I wouldn't. Nedrįščiau taip teikti. How so? Kodėl? I assume that Maniau, kad su vaikais susitvarkysiu taip pat lengvai kaip su gyvūnais. Kaip aš klydau, supratau, kad nereikia užsimoti per plačiai, You and Rarity both. kaip ir retenybė. Good morning, Rarity. Labas rytas, retenybė. Ar pabaigai sukneles? just delivered Ką them. tik jas pristačiau. Turiu pripažinti, kad jei nebūtų man padėjus, galėjau ir nespėti. Dar kartą ačiū. Won't you stay? Gal liks arbatos? I really Turiu must grįžti get į back saloną to helping susitvarkyti. Mergaitės, pasiimkit daiktus. Laikas eiti. Girls. Mergaitės. Mergaitės.
Mergaitės, laikas eiti. Mergaitės, daiktai. Mergaitės, laikas eiti. Leisk man. Mergaitės, ką jautruolė kvietei? Eikit, pasim daiktų, retenybė vedasi jūs namo. Žinoma, retenybė tuoj. Kaip tau pavyko? Ko gero su vaikais tvarkaus taip pat puikiai kaip su gyvūnais. Ačiū, jautruolė. Beje, gal galėtum padėti man su opale? Žinoma, gal šiandien šiek tiek vėliau. O gal dabar? Išvertė Vitalija Košeleva, įgarsino Laima Štrimaitytė, garsų režisierius Vitalijus Ivanovas, išversta ir įgarsinta SDI.